sveiki visi, čia mes žaidžiam su tokiam Danielium. Žaidžiame Attack of the B Team. Jo. Į jo kanalą, jeigu jisai man pasakys savo kanalą, tai tada parašysiu description'e. Ir jo, mes jau esam pažaidę, mes turėjom jau seniau padaryti daugiau video, kokia čia būtų 20 epizodas, bet man buvo sukrešinęs bandikemas. Jo, reikia pasisekti. Tai ir dėl to mes biškį pažaidėm ir jo. Nu va. Štai mes pasistatėm tokį portalą, pasidarėm kelis ginklus. Pasidarėm biškį energijos pasidarėm, furnesą šitą. Dar turėjom mes padaryti viską. Mes viską turėjom padaryti ant kadro, bet dėl to, kad man užkrešino, neužkrešino, bet kaip ir buvo. Ne pirmas. Jo, tai pirmas video, bet žaidžiam mes jau ne pirmą kartą. Jo, aš toj pasiversiu. Va, mes čia jau esam biškį pažudę, va, viską turim. Jo. Va. Čia mes pasidarė planterį. Jį reikia įdėti. Tuoj palaukit greitai. Bet nedarom labai ilgo video, tu gal gali įsijungti kokį laikmetį ar ką nors tokio dabar. Nes mes video norime daryti apie 20 minučių ilgumo, kad paskui nereiktų labai ilgai kelti. O ne. What? Iš kur čia itemai? Ai, mano backpackas sulūžo. Jo, nes mano backpackas aš buvau pasidaręs ir jisai ką tik sulūžo. Va, palauk. Ir jo, tai ką mes darysim, aš tai šito žaidimą, su visais mechanizmais nieko nebūčiau vienas padaręs, jisai man labai padėjo. Jo, va su šito ir aš dar biškai žinau su va šitą kaip daryti visus tos ginklus. O čia aš namus sugalvojau, nesugalvojau, bet aš visą šitą interjerą kaip ir padariau vienas. Jisai padėjo biškai ten su išorė, bet pagrindai jisai dirbo prie savo tos fermos, nes jam biškai buvo užstrigęs harvesteris. O breederis veikia? Veikia. Aš tai vakar kaip padariau, nes mes kartais po vieną žaidžiam. Tai aš buvau tokį pažaidęs ir aš jį padariau. Aš jam pasakiau, o ten endermenas einam užmušam. Kaip man lagas, tu neįsivaizduoji. Neįdomus. Jo, atsiprašau, kad lendu ir vėl į options, antras video options. Jo, čia... Kas žiūri džegą, tai žino, iš ko mes išmokam daryti. Aš tai iš tiesų turėjau prieš tai įkelti kitokį video, bet aš, kaip sakant, negalėjau. Nes jisai gausi labai ilgas, tai... jo galite laukti prie šito arba po šito video, jeigu šitas bus. Tai tu padaryk laikmatį, nes paskui labai ilgai reikia. Jo, mes sugrįžtame, kaip jisai pasiims laikmatį. Jo, grįžtame. Atsiprašau, mes biškį pavėlavom. Atsiprašau, čia bus įkelta, kaip mes sufeininam biškį video. Va ir grįžom ir vėl tie lazeriai, tuo išjungiu. Jo, lazeriai. Gerai, mes jau filmuojame, tiksliau žaidžiame. Jo.
Jo, kaip matote šitą portalą, kaip manote, ką mes su juo darysim? Lagas. Nueisim, bus toksai lagas. A. Kaip pasidarė portalas gražus? Pala, man dabar lagas. Va. Atsiprašau dėl šito lago. Kas čia? Kas man... Oi, tu savo užsidegi. Tuoj pasidini. Biški tavo ventiliatorius. Jo, nes pas jį toksai Nes mes pasidarė tuos spawn pointus, tai ir pasidarė, kad nepradingtų itemai, nes labai užkins. Aš imu galaustoną. O ko mums reikia? Eik tu savo. Mes gal ieškom Nether Fortress. Eik tu savo. Ir žinai ką? Reiktų kažkokį dalyką pasidaryti, kuris paima portalus. Oi, ne portalus, o spawnerius. Yra toksai dalykas. Nes galėtume mes pasimti vieną spawnerį ir nustemti iki namų. Jo. Tiesiog viską rašykite į komentarus, ko mes nežinome. Koks? Kada spėjai? O man? Nu? Ai, nu. Duodi man. Duodi man. Aš... Atiduodi mano kvarcą. O aš gaunu po daug daugiau. Aš iš vieno gaunu po 2. Taip. Tu, jeigu nori padaryti, kad pas tave būtų lucky 1, tarkim, tai turi uždėti tiek, kiek ten tavęs prašo. Tarkim, kokie 30 lapio. Aš einu kovot prieš zombius pigmenus. Nu tai va, tai dėliok tol, kol gaus. Jo? Aš neįsiu į pragarą, nes man matėte labai didelis lagas.
Jo mes čia. Nu tai dar kartą. Nes tau ir. Tau mažesnis lagas negu man. Gerai. Atiduodi kvarcą. Atiduodi kvarcą, nes aš jį turėjau išmaninti. Oi, aš laukia. Atiduodi. Atiduodi. Dabar atmeti. Aš palauks. Padėsiu levą. Oi. Uždedi opą, aš negaliu miegoti. Ir dabar atiduodi. Ačiū. Pamatyk. Šarpnes tau užsidėsiu. Tuoj. Ne, dau pragarą. Palyginus su normaliu geimu. Kur juoda knyga? O, radau. Ai, ne to. Ne, mes čia biškį pažaidėm, kaip matot. Bet čia tik biškį, nes labai lengva visus šitus itemus gauti. Va čia mano. Turbūt greitai bus pabaiga. Jo, video gausi toksai nesąmonė. Nes mes. Jo, atsiprašom, kad tokia. Jo, mes galim tada labiau dar biškį papasakoti apie savo tuos visus dalykus. Ne, apie tai, ką pasidarėm, visą tai. Iš tiesų video nebus labai dažnai.
Kas antrą, kas trečią dieną, bent per atostogas, stengsimės beveik kasdieną. Bet negalim. Gal turi kvarcų? Jo. Ne kvarco, o to lapis lazulį. Tai ką tu pasidarai? Aš einu pasiūčiu savo žmogeliukus. Pasimain. Nu pačiam nereikia mainint. Wow. Wow. Jo, jisai labai dažnai pamiršta pasiversti į šikšnosparnį, kad skraidytų. Tai jo mes bandysime jį priminti šitais video. Gal jisai šitos video pamatys ir pratęs. Jo, nes mes tik dėl jo darom, nes mums iš tiesų, mes nieko nežinom apie šitą, mes iš jo žiūrim viską darom. Gal turi lapis lazulį biškį? Ai, nu gerai. Atsiprašom dėl to garis. Tai gerai, tada einam atsisveikinti. Oi, tu savo įstrigau sieną. Gerai, aš tavęs laukiu. Pasikeisiu per tą laiką kepurėlę. Nu gerai, aš tavęs laukiu. Tu dar ilgai? Va, kaip matote, aš čia labai daug tokių, va, tarkim, toksai. Juokingas. Ai, nu, galim padaryti favoritę. Jo, žinau. Kaip reikia padaryti favoritą? Nu? O, kaip gerai. Gerai, aš su F5. Iš tiesų, kaip guli į lovą atsidengia. Visi. Nu gerai, atsisveikinsiu. Nu tai
Video Attack of the B-Team baigtas. Per video spėjom parodyti, ką mes pasidarėm. Ir nedarysim užkulisiuose, maidinsimės užkulisiuose, viską beveik darysim užkulisiuose. Už kadro. Nu, bet daugelį, bet jeigu darysim kokį naujų mechanizmų, iš karto darysim video. Ir jo, čia aš buvau Domas LTU su... Jo. Ir mes šituo atsisveikinimu baigėm Attack of the B-Team epizodą. Ir sėkmės iki ir geros dienos.